Kol nebuvo atlikti įvairūs Vilniaus ir Vilniaus krašto perdavimo formalumai, demarkacijos linija buvo saugoma mūsų pasienio policijos ir tarybų Rusijos karių. Vasario 28 dieną prie demarkacijos linijos pereinamojo punkto mes matome žygiuojančiai į Vilnių kariuomenę įstatymų skaitymą ir gairių deginimą. Rusų karininkai praneša, kad mūsų kariuomenė jau gali pradėti žygį į Vilnių. Perpjaunama užtvara ir kariuomenės vadas kariuomeniai įsako žygiuoti į Vilnių. Pakeliui į Vilnių mes matome, su kokiu džiaugsmu ilgos okupacijos iškankinti ir skurdo slegiami gyventojai sutinka mūsų karius. Jie gyventojus vaišina papirosais ir saldainiais. Sekančią spalio 29 dieną, sekmadienį, mūsų kariuomenės daliniai, didelė Vytauto Didžiojo universiteto studentų ekskursija ir tūkstančiai tikinčiųjų susirinko į pirmas viešąsias pamaldas prie dangiškosios Lietuvos globėjos Aušros vartų. Po maldų kariuomenė susirinko į katedros aikštę vėliavos Gedimino kalne pakelimo iškilmės.